Sveiki, tai aš būsiu Mindaugas su savo prieš istorinę kuprinę. Tuoj pasversim. Na, jisai. Kiek mums čia rodo? Rodo 13 kg. Sunku, 12,5. Ne, 12,5. Jau susikrovau viską, ko tik gali prireikti. Tai žiūrim, ką turim. Pagrindinis daiktas, be kurio neičia mišką, tai ko gero tentas, jeigu palapinės neturim. Ir gal išskleisiu tentą ir tada. Turiu peilį, šokį tokį. Kągi mes čia turiu. Turiu pirštinės. Rankšluostį, skardinė, lieko. Čia ananasai. Jo. Skardinė ananasai, kas ten dar, tu papasakok, kam kapišonas. Kapišonas šiaip susidėt, svarbiausia gertuvė su vandeniu. Tai va, gertuvė, staliai, gertuvė su vandeniu, tai tu to jo pasakok. Rankšluostis, bulka, pomidorai. Ja, šitas. ir sultis Papildomai. Labai gerai. Ką mes čia turim? Dar turim skardinę su bulka irgi. Visada nešiojuosi izoliacijos, šniūro. Gerai. Taip, maišas. Kadangi galvojau, kad vis turiu neperšlamumą striukę, kelnes. Taip. Vakare gali būti šalta, tai įsidėjau megztinį ar šiaip ką nors. Ir atsarginė maikė, jeigu sušlaptų kojines. Ir miegmaišis. Miegmaišis didelis, žieminės. Ne žieminės, bet pusiau. Kas dar? Ir dar turiu, be miegmaišio turiu kelnes. Jeigu bus šalta, tai įlysiu su kelnes. Ir viskas. Ai, dar čia ekspromtų sugalvojau pasiimti tokius, ne tai kad, kilimėlius. Ir gal parodysiu vėliau, nes čia reikia išpakuoti. Du paprasti kilimėliai su folija atspindėt šilumą nuo laužo. Galim pasitiesti miegojimo arba šiaip aplinkui, kad šilčiau būtų. Tai tiek. Viskas. Ir matau kompaktas. Jo. Tai va. Gerai. Yeah!